savo šio vakaro partneris, šio konkurso vedančiuosius. Tai Romantas Zakarka, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Bei Justas Laužadis, Vilniaus universiteto taikomosios fizikos 4 kurso studentas, daugkartinis gabiausių metų mokinių konkurso nugalėtojas. Ir kaipgi be mūsų spalvoto akcento žaliosios sievos. Nuo pusės 4 nebuvo išalkę? Na, žinau, kad aš toks žmogus, kad važiuoju į ekskursiją, mama sako, insidėk švytą, pavalgyk. Nu, man čia ne problema, pavyzdžiui, gal nenoriu. Bet aš girdėjau gandą, kad jūs gavot picos, tiesa ar melas? Na, nesiskundžiu tikrai. Tuomet mes labai dėkojame picerijai. Tai tikrai yra, visus dalyvius skiria keletas balų, tačiau prieky yra ankstesnių metų konkursų laimėtojai, tai Arvydas bei Kornelijus. Taip pat šalia jų galbūt lenkia, o gal atsilieka Goda bei Justas. Jūsų aplodismentai. Sena rock'n'rolla, štai kažkas uždėjo, Džėjus atsiduso ir pakilo vaikas. Stipriai atsispyriau, išlėkiau į orą, pamačiau blondinę, nujaučiau jos norą. Diskoteka, 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 Mano klausimas trečias. Kodėl paukščių skrendančių į pietus būrys formuoja V raidės formą? Tai aš manau, jog vienas paukštis yra vedlys ir aptakesnė forma jiems yra lengviau skristi, geresnis aptakumas. Ir mano klausimas yra pirmas. Kas yra akcizas ir ko jam reikia? Kam jo reikia? Gerai, prieš intelektualiai išeisdamas gerbiamą komisiją, aš kartą atsiprašau. Akcizas, mano neišprususią galvą, yra mokestis tam tikrom prekiam ir produktam, kad jie būtų brangesni ir žmonės, tokie kaip aš, nepirktų, pavyzdžiui, cigarečių. Ir žinoma, pinigai valstybei. Jeigu rajono meras būtų Stalinas, nežinočiau. O klausimas kaip klausimas? Kas yra Rokiškio rajono meras? Ir dar nepasakiau vardą, atsiprašau. Ramūnas Mažeigis. O meras kas yra Rokiškio rajono, čia buvo atsakymas. Aš sakiau, jeigu jis būtų Stalinas, aš nežinočiau. Supratom.
nuo numeris 1, numeris 2, numeris 3 iki numeris 7. Kokios tai meno šakos kūriniai? Muzika tikriausiai. Dailės, tapybinės sonatos. Kokios sporto šakos atmaina yra skvošas? Skvošas. Teniso. Geručiai pasirinka. Ačiū. Prašom. O dabar kviesim Paulių. Koks aš žinaras, ar atnešiau? Paulius įsitraukė šeštą klausimų rinkinį. Ar pasiruošęs? Taip. Kas parašė apysaką Sename dvare? Šakirijos ragana. Teisingai. Išvardykite evangelistų vardus. Jonas, Matas, Paulius. Jonas, Matas, Morkus ir Lukas. Ką daro dujos, kai molekulės smūgiuoja į indo sieneles? Atsimuša. Slegia. Kaip buvo vadinamos slaptosios lietuvių mokyklos mokytojas? Daraktorius. Pirmosios lietuviškos operos Birutė autorius. Nežinau. Mikas Petrauskas. Joldijos jūra, Anciliaus ežeras, Litorinos jūra. Kaip dabar vadinasi šis vandens telkinys? Beringo jūra. Baltijos jūra. Kokia statybinė medžiaga yra žmogaus dantyse? Emalis. Cementas. Kelinta Lietuva yra Eurozonos narė? 17. 19. Kokiame rajone yra geografinis Lietuvos centras? Vilniaus. Kėdainių. Lietuvos centras. Kada Lietuvoje paskutinį kartą vyko Europos krepšinio čempionatas? 2004. 2011. Ačiū. Konkurso nugalėtoją sveikiname mes ir jūs visus, jūs esate patys geriausi, jūs esate ateitis, nepavarkite mokytis. Na, gražu ir žiūrėti. Tiesą sakant, anksčiau kraštus neatsakiau nei į vieną visą lapą tų klausimų. Tikrai nelengva, tikrai sunku, sveikinam. Sugebėjimai tokie tikrai labai šaunu ir aš džiaugiuosi. Ir dar naudodamasis progą tikrai noriu padėkoti organizatoriui. 8. šventė, tai manau tik tai pati pradžia. Ir būtų labai gerai, kad mes visi sugebėtumėm šitą šventę išlaikyti. Tai ačiū labai organizatoriam. Ir noriu pasakyti apie prizą, tai yra planšetinis kompiuteris. Ir tikiuosi, kad prizo laimėtojas nebus per laužadis.